Sveiki! Šiandienos būrimas yra žinutė jums. Ką jums reikia žinoti? Tiesiog dienos žinutė jums, ką jums reikia žinoti. Galbūt yra kažkoks tai jūs neraminantis įvykis, dalykas, kažkas vyksta jūsų gyvenime, neduoda jums ramybės, negalit kažkaip tai ir nusiraminti, surasti savęs, tai tiesiog ką jums reikia žinoti. Dienos žinutė labai trumpa, nuo jūs saugančių būtybių, tai tuo, ko tikite, ar angelai, ar visata, ar jūsų protėviai, ar dar kažkas tai šiandien per kortas atsiųs jums žinutę. Tai pagalvokite tiesiog apie save, bendrai, galit nebūtinai apie kažkokią situaciją galvoti, tiesiog apie save, apie savo gyvenimą, kas dabar jūsų gyvenime yra svarbu, kas dabar jums labiausiai kažkaip rezonuoja, kas labiausiai čia jums ima jūsų dėmesį šiuo metu gyvenime ir pasirinkite kortų poziciją. Tai pirma pozicija, antra pozicija, trečia pozicija. Taip, tai pradėsim nuo pirmos pozicijos. Kas nespėjote pasirinkti, tai sustabdykit video, dar pagalvokit, pamedituokit ir tada pasirinkite. Mes pradedam nuo pirmos pozicijos. Tai pirmoji pozicija žiūrintiems žmonėms. Žinutė, ką jie turi žinoti. Ką jie turi žinoti. Pirmoji pozicija žiūrintys žmonės. Žinutė jiems, ką jie turi žinoti. Kažkoks labai didelis jaudulys yra. Geras. Tikrai čia labai jaučiasi labai daug energijos iš jūsų pačių. Labai nekantraujat čia kažkaip tai gauti tas žinutes. Labai jaučia, labai norit sužinoti. Ir labai krenta kortos. Tai pažiūrėsim. Tuoj pažiūrėsim. Gerai. Pirma pozicija žiūrintiems žmonėms. Žinutė, ką jiems reikia žinoti. Ką jiems reikia žinoti. Taip, o jums reikia žinoti labai paprastas dalykas. Labai aiški žinutė jums čia, kad ta situacija, kuri jūs labai vargina dabar, netrukus pasibaigs. Labai greitai pasibaigs ir pajudės. Galbūt kažkas tai vyksta per ilgai, galbūt tai kažkas tai yra, kas labai daug reikalauja jūsų energijos, labai daug visko įdėti, tačiau niekas nesidaro. Ir va tokia tarsi situacija be išeities atrodo. Galbūt jums atrodo, kad nebebus geriau, nebebus gerai. Kažkas tai tokio labai skamba apie nuovargį, apie perteklių, kažkokių tai, ar tai veiksmų, ar tai emocijų netgi perteklių, kažkokio tai jėgų praradimas, pavargimas, beviltiškumas, nebuvimas alternatyvų, nematymas. Tai šita situacija labai greitai jums jau pasibaigs, jinai jau eina į pabaigą. Jau eina į pabaigą ir gan greitai pajudės. Tai čia yra maždaug savaitės, mėnesio laikotarpis, kadangi žiūri daug žmonių skirtingų, tai maždaug savaitės, mėnesio laikotarpyje viskas pradės judėti, situacija išsispręs arba tiesiog užsibaigs. Arba kažkaip išsispręs, arba tiesiog pasibaigs. Kažkas pasibaigs, kažkas, kas vargino, kažkas, kas siurbia jūsų energiją, pasibaigs ir jūs išeinate toliau į judėjimą. Tai žiūrėkit, labai paprasta žinutė tiems, kurie esate pavargę nuo savo situacijos, tai žinokite, kad ta situacija yra jau į pabaigą ir viskas, ir netrukus viskas baigsis. Tai tokia žinutė jums. Ačiū, kad žiūrite. Mes perinam prie antros pozicijos. Tai antroji pozicija. Antroji pozicija. Žmonės, kurie, kas čia pas jūs vyksta, gerai palikim, jeigu iškrito. Taip, gerai, antra pozicija žiūrintys žmonėms žinutė, ką jie turi žinoti.
jums reikia žinoti, kas čia verčiasi jums. Labai visko daug čia. Na, irgi kažkaip labai daug emocijų tame yra. Gal jūs traukia iš pradžių pirmą poziciją, nes ten irgi labai toksai stiprus nuovargis, stipri. O žiūrėkit, čia jums ne karaliai krenta, kaip gražu. Gal net čia daugiau ir net nereikia tortų, bet dar kažkas tai yra. Kas dar galėtų čia būti? Žiūrėkit, tai pas jūs yra irgi labai aiški žinutė, labai graži žinutė, kuris sako, o dar žiūrėkit ant to pačios imperatorė. Nuostabu, čia iš viso yra, wow. Taip, tai žiūrėkit. Jūsų žinutė yra irgi labai paprasta, kad yra viskas jūsų gyvenime gerai, stabilu. Tas stabilumas ir išliks. Jūs esate iš tiesų labai meistriški žmonės. Galbūt čia šitoje pozicijoje žiūri kažkokie tai tam tikros srities specialistai. Gali būti įvairių sričių, tačiau kažkoks tai specialistas, kažkoks tai kažką dirbat, kažkokį verslą galbūt pradedat ar vykdot, ar kažkokie tai pokyčiai vyksta jūsų versle, ar veikloje, ar darbe. Tačiau čia labiau susijęs, labiau jūsų kažkaip pozicija yra susijusi su žemiškais dalykais, baziniais dalykais. Tai jums žinutė, kad viskas yra tikrai stabilu, kad nebijotumėt, galbūt bijot dėl savo ateities, dėl savo stabilumo, gal yra kažkokia tai baimė, kad kažkas tai sugrius, nežinau, darbas, neliks darbo, neliks santykių, nebus vestuvių, neliks jūsų namų, nežinau, kažkas tai ar nepavyks įsigyti kažką, ar nepavyks kažką padaryti, ar sužlugs, nežinau, veikla, ar kažkas baimės tarsi. Tai yra tiesiog baimė, tas baimės paleiskite, tai yra tik tai emocija. Iš tiesų viskas jūsų gyvenime yra labai stabilu, viskas yra labai gerai. Jūs tikrai turit labai aiškias pozicijas ir esate labai vertinamas kitų žmonių, vertinamas kaip darbuotojas, kaip specialistas. Tai tikrai jūs savo darbu sugebėsit susikurti viską, ko jūs norit. Bet jeigu kažką tai pradedat naujo čia ir jaučiatės kažkaip nestabiliai, nesaugiai, tai žinutė yra ta, kad viskas jums pavyks ir jūs viską savo darbu pasieksite ir tai, ko norite, pas jūs tikrai ateis. Tai tiek stabilumas yra finansinėje srityje, tiek emocijų jausmų yra pusiausvyra, arba netrukus jinai prasidės ta pusiausvyra, gal kažkoks tai ginčas, pyktis ir galvojat, kaip čia išsispręs, ar čia mes būsim toliau kartu, ar nebūsim, tai tikrai būsit. Tik tai jums dar, ką sako kortos, kad iš tikrųjų neužmigti ant laurų. Čia irgi dar galbūt vienai daliai žmonių, kurie žiūri, neužmykite ant laurų. Tiesiog leiskit, žinoma, reikia savo leisti pailsėti, tai leiskit savo pailsėti, nereikia to daryti per ilgai. Neužmykite ant laurų, eikit į priekį, darykit, dar galvokit, dar vystykit. Tiekit visokias naujoves, nes tikrai jūsų dabartinė situacija yra labai stabili. Ir jinai išliks dar stabili, dar ant dugno buvo, ant pačios koladės buvo imperatorė, tai čia visiškas jau vaisingumo simbolis, tai kad čia ko imsitės, tas ir gaus pavidalą. Tai tikrai ir nebijoti iš vienos pusės, iš kitos pusės ir nedelsti. Neužmigti ant tos sėkmės, kuri yra dabar, neužmigti ant tos bangos, kuri yra dabar, jūs pakėlė. Nes, žinot, gyvenimas, jisai yra toksai etapas po etapo, yra tas etapas, kada mes pakilime, yra etapas, kada šiek tiek kažkas pakrenta, reikia įdėti pastangų, reikia pastumti, kai kartais mašina pati važiuoja, kartais tenka ją pastumti ar patraukti. Taip pat yra ir pas mūsų gyvenimu. Tai tikrai įdėkit pastangų, įdėkit darbo ir jūsų pastangos tikrai atsipirks. Tikrai atsipirks. Tai tikiuosi, tai buvo ta žinutė, kurios jūs laukėte, kuri jums tikrai labai surezonavo. Ačiū antrai grupiai, kad žiūrite. Taip, ir mes pereinam prie trečios pozicijos. Trečioji pozicija.
žinutė jums, tai trečioji pozicijoje, žmonės, kurie žiūrės trečią poziciją, ką jie turi žinoti, ką jiems reikia žinoti, kas yra svarbaus, kokią žinutę jie turėtų gauti šiandien. Ką turi žinoti žmonės žiūrintys trečią poziciją, žiūrėkit, tai kokios gražios žinutės iš tikrųjų šiandien, superinės, tikrai, wow, labai smagu, nėra blogų žinių, kad yra viskas labai gražu. Taip, ir ką jūs čia kažko tai mokotės, kažką naujo, net galvoju, gal net vaškai buvo iškrytę iš tikrųjų, ne, iš pradžių. Taip, ir kažkaip labai nuosekliai gražiai dėliojasi. Kažką naujo mokotės, galbūt kažkur stojot mokytis, arba padavėt dokumentus ir laukiat atsakymo, tai žinokit, kad tikrai stosit, jeigu klausimas yra apie stojimus, apie kažkokius mokslus, apie kažkokią naują pradžią, apie priėmimą į kažkokius klubus, kokias nors narystės, kokius nors egzaminų laikymus, kažkokios profesijos naujos mokymasi, kažkokią tai netgi galbūt veiklos pradžią, kažkokio darbo paieškas gali irgi reikšti. Tai tikrai gausite tai, ko jūs norite, gausite tą darbą, gausite studijų vietą ir iš to iš tikrųjų išaugs jums daug didesnis dalykas. Tai iš esmės yra žinutė. Man net šiurpas bėga. Aha. Iš esmės tai yra žinutė, kad jūs einat savo keliu. Jeigu dar kažkur abejojat, ar tikrai darot, man bėga, žinokit, per visą kūną šiurpą. Jeigu darot, čia yra patvirtinimas, kad aš teisingai šneku. Su manim tai bendrauja visata. Ir tai yra jums patvirtinimas, kad einat savo keliu, kad čia yra tikrai tai, ką jūs turite daryti ir kur būti. Nes žiūrėkit, čia yra pažas, čia yra jau riteris, o čia jau yra rūmai. Tai yra lazdų rūmai, kur tikrai pildosi visos svajonės, toksai tiesiog, kaip pelenės buvo pasakoje tokia graži pilis. Na ir tarsi visos svajonės toje pilyje pildosi. Na, tai iš tiesų, tas kelias yra jūsų, jeigu jūs galvojat kažkur tai, ar čia ar man tai daryti, ar aš čia turiu būti, o gal visgi jūs galvojat, kad čia ne jūsų yra kažkoks tai reikalas, tai žinokit, tikrai jūsų, eikit tuo keliu, čia yra jums garantuotai jūsų kelias. Ir iš tos pradžios, kuri galbūt dar nelabai yra aiški, yra galbūt kažkokia abejonių, pas jūs yra gal kažkokių iššūkių bus, aišku, kad gyvenime būna iššūkių ir tai yra natūralu. Jeigu nebūtų gyvenime iššūkių, tai mes būtume visi mirę, kadangi žmogus be iššūkių gyventi negali, tai yra jo variklis gyvenimo. Na ir kartais gyvenimas, kai pamato, kad mes jau labai čia užsisėdėję, tai šliukštelė kokią nors tenais. Žiūrėk, dar tu gali ir tai padaryti, nemegok, skelkis, ne? Nereikia degraduoti savęs visai jau taip, į dugną. Tai, net jeigu esi dugne, kitą kartą gauni kažkokį impulsą, kvėpimą, ateina pas tave žmogus ar kažkokios aplinkybės, ir tu išgirsti ir prisikeli visiškai naujam kažkokiam gyvenimui. Tai čia galbūt yra jūsų netgi kažkokia nauja pradžia, inicijuota, galbūt dar tik tai jaučiat viduj, kad jums reikia tai pradėti daryti. Iš tikrųjų labai graži yra mano viena pažįstamo istorija, kuris turėjo verslą, jį apgavo verslo partneris ir jisai liko be nieko, investavęs savo didelius pinigus. Žinoma, jisai krito į depresiją, jisai labai ilgą laiką dirbo po to samdomą darbą, nežinojo, ko nori, kaip daryti, ką daryti. Ir tiesiog jo vadovas tuometinis, jisai dirbo samdomą darbą, jau viską praradęs, visus savo verslus, tiesiog jam pasakė, žiūrėk, tu turi daug potencialo, tu nieko nedarai, o tu dirbi samdomą darbą pas mane, sakysiu, kad vadovas savo darbuotojo, kokios aukštos moralės ir kokio aukšto emocinio intelekto vadovas. Sako, žiūrėk, tu negali samdomą darbą dirbti, tu turi kažką vystyti, tu turi tokį potencialą, eik ir daryk. Ir įsivaizduokit, jisai iš tikrųjų paklausė, po kurio laiko jis įkūrė kitą verslą, jis dabar taip klesti.
jam taip sekasi, jis taip, toks yra dėkingas, su tokiu dėkingumu kiekvieną savo klientą priima. Tai taip smagu pas jį visada nueiti ten. Tai iš tikrųjų galbūt jums irgi kažkiek rezonuoja, galbūt esat kažką praradę, nusivylę ir dabar pradedat kažkokį naują savo kelią, arba tiesiog kažkoks prasideda naujas jūsų etapas, studijos, mokslai, darbas kažkoks naujas, norisi pokyčių, kažkokio atsinaujinimų, tarsi daugiau to vaikiškumo įnešti savo gyvenimą, tai tikrai žinokit, kad tai, ką jūs darot, arba tai, ką jūs ruošiatės daryti, ta nauja kryptis yra tikrai jūsų likimas, jūsų, šiaip aš vengiu žodžio likimas, nes kažkaip žmonės labai pagauna šitą likimas ir tada galvoja, kad o jau čia likimas, tai jau viskas, jau aš nieko pakeisti negaliu, bet tiesiog tai yra jūsų gyvenimo kelias, kuris tikrai galite save realizuoti, ne? O realizavimo būdų tam pačiam gyvenimo kelyje yra daugybė skirtingų ir kiekvienam žmogui pritaikytų, taip kaip jis susikuria. Tai jeigu tai buvo jūsų klausimas, jeigu tai buvo jums reikalinga žinutė, patvirtinimas, kad tikrai jūs darote teisingai, elgėtės teisingai ir žiūrėkit, tai dar vieni rūmai. Tai čia jau tikrai, jeigu jūs kažką naujo pradedat, tai nebejokite iki ten, ir tai yra jūsų, tikrai jūsų 100%. Tai yra jūsų kelias, jūsų galimybė užauginti gyvenime kažką labai didelio, labai reikšmingo, gal netgi būsit ir žinomi dėl savo veiklos ateityje. Žinoma, tai nevyks per savaitę, per mėnesį, tai yra kelionė, kuri tęsis ir po kelių metų jūs atsigręžtat atgal, sakysiu, žiūrėkot, nuo ko aš pradėjau, ir ką aš pavirtau, ką aš išaugau, kur aš dabar esu. Ir pamatysit, koks didelis pokytis yra įvykęs tiek jūsų gyvenime, tiek jūsų asmenybėje, tiek jūsų veikloje ir pasitikėjime savimi. Tai tikrai sėkmės 3 grupė, labai smagu, kad žiūrite, ačiū, kad esate čia. Ir jeigu jums rezonuoja žinutės ir norite asmeninės tarot konsultacijos, tai susisiekite per mūsų profilį Facebook Angelų skaičiai. Sutarsime laiką, kada jūs galėsite ateiti ir gauti žinutę skirtą būtent jums ir jūsų situacijai. Ačiū visiems, kas žiūrėjote ir pasimatome kitame video. Iki!